Na, sveiki, sveiki. Biški šūtina šiandien, ką? Tai kas čia, Mariuk? Kas čia da dviratis iš 20 svarų? Toks gražutis visas, čia kažkoks labai modern. Tik su nuleistu padangu. Žmonės pardavė vien tik dėl to, kad nuleisto padangą ir nesugeba pasikeisti ratą. Nepasikeisti ratą padangas. Nes čia yra reikalų išimti šitas ratas. Nu, bet gražutis dviratis 20 svariukų. Aišku, sumokėjo 450 už naujų. Palika laukė. Nu ir žiūrim, ką turim. Čia yra Olive and Orange Edition. Kažkoks tai baisiai brandinys. Nu, einam keist padangas. Nu, tai darbai vyksta. Reikėjo net stendus atitraukti. Reikia užeiti iš abiejų pusių. Labai čia daug reikalų. Nuėmė apsaugų. Tada atleidi bėgių trosų. Tada kitoj pusėje reikia stabdžiai atleisti būgniniai. Atsukti šakės galinės. Tada, kad išimti. Aišku, būtų gerai, jeigu būtų čia išpjova, tai nusimestų tas ratas apačion. Neėmus lenciūgų. Bet dabar čia šitom pusė nesitraukia, tai reiškia, greičiausiai reikės nuimti ir blėką ir greičiausia ir bagažnykas, kad išimti ratas. Tai va, labai daug reikalų. Bet čia dvirtys Orla Kelly, airių dizainerės, rankinukų visokių darytojas išmislas. Visoks dizainas darė ir visokias karzinkas dviračiam da. Ir dviratį padarė. Tai va, dirbam. Nu tai, kažkiek kelias valandas ir patvarkytas. Tai dėl to ir 20 svarų tik norėjo, nes čia, manau, nedaug kas ir apsimtų tvarkyti šitų olandiškų variantų, šitų Dutch bikes. Ir tas atlaisti, ir tas anas, ir bėgių kabelis, ir stabdžių kabelis, paskui kolių uždedi, Jėzau, tu maną. Bet labai gražiai dirba kaip naujas. Tai kas jau labai moteriškai norėtų dviračią miestą, prašom kreiptis, taip sakant, 8 bėgiai. Kokie 8-5 ir turėkit dizainerės dviratį, taip sakant. Vagidas zvanas yra, paklausykit. Kaip Rokiškė bažnyčia. Nu gerai, iki. Baigiam darbą šiandien.